Sveiki mūsų brangus draugai, jūs kanale Ask and Talk ir šiandieną pas mus svečiuose Eglė ir Vita iš Anykščių. Sveiki. Papasakokite truputį apie save. Mes esam iš Anykščių, tikinčios šeimos ir kartu renkamės, šlovinam Dievą ir kažką darom Kristaus kūnui ir Dievo karalystei. Tai apie tai ir galėsim šiandien pakalbėti. Jūs priklausote kažkokioj bendruomeniai ar bažnyčiai? Mūsų bendruomenė yra maža, jauna, mes renkame šeimos kartu ir formuojamės į kažkokią tai dalį Kristaus kūno, kuri tikiu užims labai svarbią vietą įvykiuose. Ypatingai svarbią dalį dabar šiuo metu užima vaikai, nes kadangi kartu sudėjus šeimas esam kol kas 7, tai bus dabar 8 mergaitė. Tai jo, o suaugusių 4. Tai va, žodžiu, vaikai ima viršų. Tai iš tikrųjų labai daug ir su vaikais ir čia naują turime chorelį Joyful vadinasi, tai mes sekmadieniais renkamės, repetuojamės šeimos kartu, giedam. Tai irgi tokia svarbi ta šlovinimo dalis visgi. Jo, ir kad tiems, kas klausot, ir galbūt Dievas irgi ragina kažkokiu formatu kažkur jungtis kartu ir matot, kad jūsų esama situacija netitinka, kabutėse, numatytų standartų Dievo kūne, Kristaus kūne. Tai būna pasirodo visaip. Nes pradžiai mes bandėm jungtis kaip rimti suaugę, kaip visi daro, rimti dvasiškai, reiškia vaikai kamputyje, mes rimtai nusiteikę, bet paskui pamatėm, kad mūsų dauguma yra vaikai, o jie yra ateitis. Ir tada sakom, reikia į vaikus visgi labiau. Tai mes dabar fokusas į vaikus, tarnavimas pirma jiems, o paskui mes suaugę jau darom savo temas, diskutuojam raštą, bet po to, kai vaikai yra aprūpinami. Tai kitoks formatas, visiškai kitoks. Toks mūsų dabar gyvenimas nuostabus. Supratau. Mūsų filmavimas vyksta prieš šventinį tokį laikotarpį, greitai Kalėdas, nauji metai, geras laikas, iš tikrųjų mano pats mėgstamiausias laikas, gruodis, bet prieš tai yra dar viena šventė, tokia kabutėse, tai yra Halloweenas ir labai progresyvi šventė, dabar daug populiarėja. Ką jūs galite truputį apie tą šventę pasakyti? Tai kad progresuoja iš tikrųjų. Kiekvienais metais vis plačiau ir giliau ir labiau apima. Jeigu prieš tai būdavo tik tais, tarkim, kažkokie moliūgai skaptuojami ar moliūgų ten iškarpos ant langų, gal šikšnosparniai karts nuo karto. Tai dabar kasmet, kur yra koks ar dvaras, kaip čia Taujėnų dvaras yra, arba koks parkas, tai būtinai Helovyno proga transformuojasi į kažkokią siaubo mirties kulto vietą. Ir tai iš to daro ne tik komercija, bet traumuoja žmonės. Tai aišku, akivaizdu, kad mes kaip krikščionys ir taip esame prieš tokias veiklas. Bet ir net aš tikiu, kad ir pasauliečiai, kurie bent truputį turėtų mąstymo savo galvoje, turėtų būti prieš. Tai tiesiog yra psichologiškai traumuojantis mėnuo. Jo, čia iš tikrųjų, ir kad labai, jeigu ten kalbant apie šventės, kurios gerai trunka 1-3 dienas, bet čia yra toks, aišku, viskas labai tais ir komerciniais tais tikslais, kad pritraukti kuo daugiau žiūrovų, kuo daugiau tų lankytojų ir ką čia pateikti tokio ypatingesnio, labiau intriguojančio, labiau šiurpinančio. Ir tada tas ribų toks išplaukimas vyksta, tarsi tai nebijau tikrai, kaip Eglė sakai, ne tik moliūgai, ne tik tais kažkokie ten akcentai meniniai, bet tai jau eina ir tokius. Net ir patys, pavyzdžiui, tarkim, iniciatoriai ar verslininkai, jie sako, kad mažiem vaikams tai labai jau nerekomenduojama net, jau yra apie tai kalbama, kad galbūt jau vyresnio amžiaus vaikams, tai reiškia, ant kiek jau pats turinys jis yra jau iš savęs tamsus, blogas ir toks labai drastiškai traumuojantis. Tai ir Anykščiuose matom, kad tai vis drąsėja, vis daugiau to atsiranda ir netgi aš pastebėjau, kad netgi net nekrikščionių tarpe atsiranda žmonių, kurie sako, gal jau truputėlį per daug ir gal tada tiesiog kažkokius, aišku, ten pagoniškus, gal kažkokius, tą šventę šiek tiek švelninti, net netikinčiųjų tarpe, sako, jau tai yra trupučiuką per daug. Tai ir aišku, turi ir tą dvasinę įtaką, šitie dalykai turi dvasinę įtaką, dvasinį užtaisą ir
Ir iš tikrųjų čia turim ne tik tai kalbėti, bet ir melstis. Iš tikrųjų krikščionis savose kraštuose, miesteliuose ir ar ypatingai tos teritorijos, kurios tie parkai, manau, ypatingai turi būti apsupami malda. Bet jūs sakėt, kad žmonės jau prieš ir nekrikščioniai, o kaip savivaldybė? Nieko nesako? Nu, čia yra, iš tikrųjų, čia toksai sunkus klausimas yra, nes jeigu nieks nieko nedaro, čia yra tiesiog net ne biblinis principas. Jeigu geri žmonės tyli, nu tai blogis veši, čia akivaizdu. Tai tam reikia kažką daryti. Tam, kad kažką daryti, reikia visų pirma išeiti iš to mentaliteto ir aš tikiu, kad jaunimas dabar galėtų pagaliau atsistoti ir iš jo išeiti, kad išeiti iš to sovietinio, tarkim, arba gal šitas žodis dabar nebepopuliarus, bet iš to mentaliteto, kur tipo mes neturim teisės nieko daryti, nuleidžiam galvą, žiūrim tiesiog savo panosį ir gyvenam savo gyvenimą. Mes iš tikrųjų daug ką galim padaryti, mūsų daug ką reiškia balsai. Ir dabar jeigu nieko prieš, aš galiu tada truputėlį metais atgal atsukti, kas buvo. Nes vat kaip įmanoma visgi tai pakreipti. Ir mes tokie visiškai žali, absoliučiai jokio išsilavinimo viešuosiuose ryšiuose, nieko mes neturim. Neturi, ne? Gerai. Bet kai Anykščiuose vyko festivalis 13 metų, Devil's Stone'as, Velnio akmuo, Devil's Stone, jie paskui už festivalio ribų pradėjo daryti tam tikras veiklas ir prieš paskutinėme festivalyje, prieš paskutinėme, jie išsiplėtė į viešasias erdves, tai į biblioteką, padarė tokią N18 tipo parodą prie vaikų skyriaus. Jeigu jūs nueitumėt ir pamatytumėt, kurioje vietoje buvo ta paroda, čia tiesiog košmaras, kaip pagalvoju. Prie vaikų skyriaus buvo pornografinės nuotraukos, nuogos moteris, apsipylusios krauju, visokiose ten, žodžių, pozose. Tai tokia buvo bibliotekoje ir paskui parke, gražiausiam Dainuvos slėnyje, kur šiuo metu mes dabar darysim jau šiais metais trečią uolą, darysim. Tai va tenai buvo iškabinta medžiuose kaukolės. Skeletai tiksliau, bet labai labai realistiniai. Čia ne tie vaikiški, kur mes įsigalvojame. Tai tikrai realistiškai atrodančios kaip supuvę žmonės, tarkim, skeletai. Tai dabar didelė visuomenės dalis prieštaravo. Nenorėjo. Bet kas iš to, tu prieštarauji, pasipiktini draugų tarpe ir tiek žinių. Tai du flangai. Krikščionis turi ne tik prieštarauti, turi melstis. Tai reiškia, kad tu dvasioje turi nurodyti, kad taip neturi būti. Bet paprasti žmonės irgi gali daryti taip pat, tai jie turėtų rašyti arba eiti į savivaldybę ir tiesiog įrodyti, kad tai yra neteisinga. Tai mes susidūrė su ta paroda, čia buvo vieno skambučio reikalas iš tikrųjų, nes tai buvo taip akivaizdžiai neteisinga, kad jau užteko paskambinti vietiniam ten, man atrodo, kažkoks Seimo narys, kur yra atstovas šito krašto, žodžiu, paskambinom jam ir buvo viskas sutvarkyta per pusdienį. Paroda nuimta. Tai čia įrodymas, kad pasirodo nereikia kažkokių tai ten didelių procesų. Su tom kaukolėm šiek tiek sudėtingiau buvo, bet irgi reikėjo atsisės, su savo galvą suremt, parašyti normalų laišką, truputėlį įrodymų iš teisinių aktų, kodėl tai yra žalojantis ir vaikai neturėtų to matyti, kad tai smurtas yra psichologinis ir panašiai. Sudėti tokį laišką, nusiųsti savivaldybę ir iš tikrųjų jinai dingo paskui. Užtruko šiek tiek, bet dingo. Tai čia iš tokios pusės, jeigu jau, kaip čia pavadinti, administracinis. Žodžiu, viskas įmanoma. O kokia jūsų nuomonė apie Helovyno simboliką? Koks jo ryšys su krikščionimis, su krikščionių vertybėmis? Iš tikrųjų, kaip, pavyzdžiui, tarkim, tie simboliai, kurie, tarkim, moliūgai ar visos tos daržovės, tai yra, tarkim, tie iš derliaus šventės, ateinantis elementai. Bet, pavyzdžiui, tarkim, kur vakarėliai, kur ten organizuojamos visokios persirengėlių kostiumų, tų visokie kostiumais persirengę žmonės. Tai ten iš tikrųjų yra naudojamas tas krikščioniškas atributas, apversti tie patys kryžiai, ten vienuoliai, krūjais apsipylę kažkokie ten šventikai ar aš nežinau, gal Jėzaus Kristaus nemačiau dar, bet jeigu ten kalbant apie tuos privačius visokius vakarėlius ar tie vadinamieji tie team buildingai ir įmonių vakarėliai, tai iš tikrųjų labai yra daug naudojama ir jo, tikrai ir
ta tokia, kur drąsiai eina tas, kur uzurpuoja ir paima tas krikščioniškus simbolius, juos išniekina. Tai kas buvo ir Devilstone, lygiai tas pats. Kai satanizmas yra tose šventėse, tai tu nenori prieina prie to, kad dar ir paima tavo švento, tau kaip krikščionių šventus simbolius, juos apverčia, išsityčioja iš jų. Ir sako, tai yra meno išraiška. Čia tikrai buvo lygiai tas pats ir su Devilstone, kai sako, bet tai yra menas, tai yra meno išraiška. Mes norim provokuoti, mes norim kelti klausimus, tai čia gali labai tai puikiai įpakuoti kažkokį tokį populiarų, išsirišti tokius dalykus. Ir su Halloweenu lygiai tas pats. Kai sakai, Eglė, kai krikščionis tyli nesako, tai tada nebėra ribų. Jie tada ir Halloweenas, ar tai būtų kažkokios tos šventės, festivaliai, jie tiesiog. Dar vienas dalykas pamastyti, tie, kas klausote. Tiesiog atsakykit savo klausimą, ar pavyzdžiui Dievo akyse nežinojimas yra pasiteisinimas. Tarkim, jeigu aš nežinau, aš tiesiog užsimerkiu ir einu, nes go with the flow, taip sakant, darau, nes taip yra, taip visi daro. Ar tai yra pasiteisinimas? Nes pasiteisint, kad nėra informacijos apie Halloweeno ištakas ir šaknis, tai čia būtų netiesa. Jaunimas gali prie tokios informacijos prieiti, daug yra tikrai nekonspiracinio tipo informacija. Tai reiškia iš tikrųjų tikros kultūrinės ištakos ir jas atradus, tada darykit išvadas, ar jums tinka, kad tai mirties kulto šaknis ar netinka. Išsiaiškinkite, kas yra tas trick or treat, iš viso, kodėl, pavyzdžiui, buvo skaptuojami moliūgai pačiai pradžiai, kaip tai susijęs su vėlėm ir vaiduokliais ir šmėklom ir panašiai, ir kaip tai buvo tuo metu tą naktį tikimasi, kad iš tikrųjų sugrįž mirusiųjų, nešventųjų vėlės apskritai, ir kaip tai susijęs su mirties dievo kultu. Kai viską tą išsiaiškinat, padedat ant stalo, jau tada jūsų sprendimas Dievo akivaizdoje. Ar aš manau, kad tai yra krikščioniui tinkama ar netinkama. Ir, yra rašte vieta, jeigu tu darai iš įsitikinimo, iš laisvės ir tu manai, kad čia nieko tokio, kaip romiečiams ir sako, viskas, kas iš neįsitikinimo yra nuodėmė, bet jeigu įsitikinęs, kad čia viskas okei, ir tu galbūt kažką neši, kažkokią šviesą į tą festivalį arba ten Halloweeno kažkokį šventimą, tai jo. Bet čia turi kiekvienas nuspręsti informuotai, o ne šiaip, kad, mano draugelė eina, aš irgi einu. Tai ištakos tikrai nėra geros. Aš padariau tą tyrimą ir aš supratau, kad, nieko gero. Ir labai daug informacijos internete galima rasti. O kokias prevencijas jūs priėmat, kad prieš tą šventę? Pavyzdžiui, savaitę iki renginio gal kažką darot kaip krikščionis? Kaip šeimos ar kaip krikščionis? Kaip šeimos, kaip krikščionis. Kaip šeimos labai paprasta, mes ugdom vaikus namie. Lietuvoje tas galima pagal naujus įstatymus. Tai mūsų vaikai minimaliai su tuo susiduria. Jeigu būreliuose arba mokyklos ten, kur kažkokios kur vyksta kažkokios šventės ir mes žinom, kad jos bus, mes tiesiog nevedam. Tai mums tas pavyksta. Mieste, pavyzdžiui, prevencija. Taip prieš tokią srovę užsihaipinusių žmonių, kurie taip nori to Halloweeno sezono, nepaeisi, bet po to galima daryti. Tai aš taip čia dabar nesakau, kad planuojam, bet aš manau, kad šventoji dvasia planuoja, kad visgi po to mes galėsime daryti šlovinimo vakarus, kaip mes darėme ir prieš metus. Galėsime kviesti krikščionis į tas vietas, kur dabar bus, čia bibliotekoje toj pačioj bus daroma paskaitų ciklas irgi demoniškos kažkokio turinio. Tai mes galėsim paskui daryti krikščioniško turinio paskaitų ciklą, tai taip sakant išvalyti teritoriją. Nes pasipriešinti prieš tai eiti, tai bus tiesiog, sakau, visuomenė yra dėl tų visų šortų, skrolinimų ir panašiai, yra nuolatinio tokį daugiau, didesnį įspūdį, kažką šiurpiau ir dėl to eiti prieš tai yra tas pats, kas atimti vaikui tik ką duodi čiulpinuką ir atimi iš jo. Tai tiesiog gausi galvą su pomidoru ar kokiu akmeniu. Tai geriau dabar kol dar nėra tokio poreikio būti tikrai persekiojimu, tai eisim post factum, po to.
Nes šiaip daug įspėjinėja kad ir patys katalikai, kad yra daroma psichologinė žala, ypač vaikams. Tai tėvai irgi tą informuoti, bet jie renkasi ignoruoti. Tai jo. Ką tu apie prevencijas matai? Kokios dar gali būti? Kalbėti, netylėti? Jo, iš tikrųjų galbūt vėlgi socialiniuose tinkluose nebijoti išsakyti savo poziciją. Arba, pavyzdžiui, yra tikrai labai gerų liudijimų apie tai, yra tas pats, man atrodo, kuris buvo Raganius Argentinai, man atrodo, vienas. Jo, tai jisai labai aiškiai apie tą kalbėjo, kad tai yra, tai yra kaip ir prostitucija tam tikra. Tai čia yra ir kad jisai labai, būtent savo patirtim ir savo liudijimu gali paliudyti, kas tai iš tikrųjų yra. Ir tie liudijimai, arba tiesiog nepatilėti, tiesiog išsakyti savo labai labai aiškę poziciją, nes netgi ir tarp krikščionių, kai kurių tarp yra tokių nuosaikesnių, netgi žmonių, kur taip, bet yra kultūra, tai yra galima kažkaip kitaip pažiūrėti, kad nebūtų to tokio kompromiso šitoj vietoj, kad mes kaip krikščionis, Kristaus sekėjai, mes turim labai aiškiai iškomunikuoti ir tikrai savo poziciją pasakyti ir nebijoti tą padaryti, aišku, ne kažkaip smerkiant ar teisiant žmonės, bet tiesiog tiesą pasakyti, kas yra kas ir nebijoti tą daryti, nebijoti būti drąsiem. Visokiais klausimais, ne tik Helovyno, tai žinoma, nes ir kuo tai yra populiariau ir tada, aišku, tu esi nepatogus, tu toks, aišku, tau prikabina etiketę, tu kas sektantas, tu madom nesieki, tu užsidaryk tarp keturių sienų. Tarp keturių sienų neužsidarysi, bet ką mes galim savo vaikam tą sakyti, ką aš savo vaikam visada sakau ir irgi kodėl mes renkamės būtent tą jo ūkdymą namie, kad tiesiog apsaugot nuo tų dalykų. Nes įtakos yra didžiulės, tai kiek galima iš savęs ir aišku, vėlgi melstis už šitos žmonės, tiesiog ir už tuos verslininkus, kurie organizuoja tos dalykus, tiesiog malda tikrai daug irgi gali padaryti, kad melstis. Labai daug. Taip. Jūs sakėt, kad darot po renginio savo renginius, krikščioniškus renginius, gal galit paliudyti? Jo, labai ryškus buvo liudijimas. Bet prieš liudijimą dar pakomentuosiu, ką Vita pasakė. Labai svarbus tas nesmerkimo yra momentas. Visai pamiršau, tikrai čia ultra svarbus. Todėl, kad jeigu mes pradedam smerkti ir tarkim, kaip būna, tiesiog netgi pravardžiuot ar vadint kažkaip, tai automatiškai supriešina žmonės. Ir tada skelbti Evangeliją, jau sunkiau, nes sakys, tai tu čia skelbi man Evangeliją, o prieš tai visaip išvadinai. Tai tas prevencija ir pasipriešinimas jaunimo tarpe, kurie, pavyzdžiui, vaikų neturite, bet tai jūs galite susiorganizuoti savo šventę, šviesę kokią nors, šviesos šventę. Ir tą galite daryti su džiaugsmu ir be jokio pasmerkimo. Bet faktas yra, kad krikščionybėje nėra pilkos pozicijos. Aš čia truputį draugas ir čia, ir su pasauliu, ir truputį draugas ir čia. Ne, čia tas nepavažiuos. Kelias yra siauras, negali dviem kojam stovėti ant vieno ir kito. Tai tas bent jau kategoriškumas toksai turėtų būti, bet su meile. O dėl to mūsų liudijimo, žodžiu, kaip minėjau, toje bibliotekoje, čia nedaug tokių erdvių yra, Anykščiuose tikrai jos visos suskaičiuotos ant pirštų, kur galima kažką daryti, bet toje bibliotekoje vyko to festivalio Devil's Stone ta paroda, kaip minėjom. Ir po jos, maždaug, man atrodo, kokį porą mėnesių po jos, mes organizavome šlovinimo koncertą, pasikvietėm vieną atlikėją, atvažiavo profesionali iš tikrųjų atlikėja. Ir kai prasidėjo koncertas, ten buvo toks tirštas, tie, kas iš bažnyčių esat, suprantat, ką turiu omeny, toks tirštas pasipriešinimas, kaip pekla. Ir tai, ko niekada nebuvo, pagrindinė solistė, kurios balsas yra signature, ta prasme, jisai čia dėl to balso, tarkim, ir suėjo žmonės, jos iš viso mikrofonas neveikė, kitų, ten žodžiu, bardakas buvo išderinta, tai tada tą supratę, kažkaip staiga dašilo, kad taigi čia buvo ta paroda, čia visiškai teritorija yra paveikta. Tai pora žmonių nuėjo į užkulisius, ten, žodžiu, į teritoriją, meldėsi kalbom, meldėsi,
sulaužė tą atmosferą ir iš tikrųjų tada viskas pradėjo lietis gražiai. Vat būtent tada, kai meldėmės. Ir po to toje teritorijoje, toje salėje mes dar padarėm, aš nežinau, nepamenu, žinau, kiek mes 3-4. Dar kiek šitų šlovinimo vakarų, tada persikėlėm į mažesnę erdvę šlovinti ir darėm nuolatinius reguliarius šlovinimo vakarus. O paskui to pasekoj gimė uola. Bet tik to pasekoj. Aš tikiu, kad prieš darant didelius kažkokius tai judesius, kažkas turi įvykti teritorijoje. Tu negali tiesiog ateini kažkokią užterštą, tokios satanizmo, tarkim, pėdsakų pilną teritoriją ir sakyti, o dabar aš čia kažką. Reikia mažai žingsneliais, bet nebijot judėti priekį. Kokiu momentu jūs supratot, kad reikia kariauti su tom dvasiom? Jokių. Mes nesupratom, kad reikia kariauti. Iš tikrųjų. Tikrai žinau, kad šlovingai, ten nieko šlovingo nebuvo ta istorija. Aš pasakysiu vieną dalyką. Oi, žodžiu. Žinot, ko mums trūksta krikščionim? Vienybės. Ir kai mes pradėjome, viskas kilo, čia tie karai su satanizmu, tai čia būtų koks nors 100 žingsnis turėtų būti padarytas. Nes kai mes susitikom pirmam susitikimui vietiniai krikščionys iš visų įmanomų bendruomenių, tiesiog tokiai brolystiai, pabendraut kartu, jau tada susipykom kaip darželinukai. Jau tada nesugebėjom išbūti darnoj, vienas kitam priekaištų turi, vienas seniau tikintis, kitas jauniau, tai čia aš čia daugiau žinau, tu mažiau žinai. Konfesijos tos pačios, žmonės skirtingi. Nors aš nežinau, man atrodo, kad galbūt ten, kurie tokie jau rimtesnės, tarkim, sekmininkai, kai susitinka brolijos skirtingos, tai aišku, vieni kitų nemuša, nes yra tam tikri jau vertybės įsistovėjusios. Čia labiau galvoju iš tokių mažesnių bendruomenių. Tai tam, kad iš viso galvoti apie net ne kovą, o kažką tokio, reikėjo pirmą tarpusavyje susidraugauti. Čia skamba baisiai, bet iš tikrųjų reikėjo mums rasti kalbą su broliais ir seserim. Tai čia iš viso turėtų būti natūraliai suprantama, kad mes visi turim bendrauti, tiesiog kaip šeima. Tai pradžioje apsitrinimas buvo. O kai įvyko apsitrinimas ir atkrito kokie 80% žmonių, o tada ir supratom, galim kažką padaryti. Bet tik vienybei. Ką tu manai? Jo. O kada tau atėjo noras kovoti? Man kažkaip, kažkaip buvo norėjęs jungtis prie Hebros. Pirmiausia, kažkaip buvo, geras, galim kažką kartu padaryti. Ir tiesiog, iš tikrųjų, vienam tai yra tikrai labai sunku, bet kai tu randi tokį pat crazy žmogų, tokį tikrai, kažkaip... Crazy čia gera prasme. Ta gerąja prasme crazy iš tikrųjų ir kur jisai, ir su Dievu, ir su šventąja dvasia, ir būna ir be šventos dvasios, visaip. Tikrai visko buvo ir tų saviveiklų buvo, kad tikrai mūsų tose gyvenimuose ir iš tikrųjų kartais tas daug darimas nereiškia, kad čia mane šventoji dvasia veda. Kartais tikrai reikia labai įsiklausyti, ką Dievas nori tavo gyvenime ir tavo tam kely padaryti, kokią konkrečią misiją tu turi. Tai su uola buvo, kad kažkaip labai buvo tas, žinau. Kartais to pritrūksta, galvoju, gal iš savo truputį prisikuri, bet šitoj vietoj buvo tikrai tas labai aiškus žinojimas ir kaip Eglė sako, mes tokie buvom dundukai, mes apie organizacinius renginių organizavimo visi mes nieko nežinojom, tiesiog tokie, tikrai ir kaip stebuklingai tada Dievo malonė ėjo, šlovėjo ir tokie, tikrai matai, kad čia nieko tavo nebuvo padaryta, čia buvo tik Dievo. Čia galvoju, jeigu taip grįžtant atgal taip laiku, galvoju, jeigu nebūčiau dariusi, ta prasme, aš nežinau kaip tu, Eglė. Ta prasme, kad kiek Dievas padarė ir iš tikrųjų pats tu nieko nebūtum padarę, absoliučiai nieko. Tai toks gal buvo, kad iš tikrųjų toks labai sulipom kartu ir kažkaip matėm tas vizijas, matėm kažkaip ir meldėmės ir nenutraukėm tų nuoseklumo, kad atrodo jau sunku šlovinti, jau ant galo prasidėjo tikrai su uola, kad jau reikia ten organizuoti, bet nepamesti šlovinimo, nepamesti ir nuosekliai eiti penktadieniais.
Manau, kad reikia dar truputėlį tik apibrėžti. Aš noriu truputį, jūs jau 4 kartą pasakėte apie festivalį Uola, aš noriu paprašyti jūs labiau papasakoti apie kas čia yra. Tai vat, tai Uola yra Jėzaus šlovinimo šventė. Tai reiškia, nuo pat pirmo momento, kai žodis buvo gautas, kad uola tai ne akmuo, nes Devil's Stone yra velnio akmuo, o uola, akivaizdu, yra ne akmuo, jinai yra daug didesnė už bet kokią akmenį ir jinai tiesiog sutraiško akmenį. Bet tai nebuvo karinio pasipriešinimo, pavyzdžiui, prieš Devil's Stone faktas. Tai iš tikrųjų gimė iš tokio tikro sveiko, kur aš tikiu, kad krikščionis tą turi pajusti tokį pavydą dėl savo Dievo. Atsiprašau, ateina kažkokie tai juodieji ir jie drįsta iš Kristaus akivaizdžiai šaipytis ir šlovinti savo Dievą, o mes, krikščionis, turime tylėti. Mes turime Dievą, kuris yra visos visatos kūrėjas, turim Jėzų ir mes norim jį šlovinti taip pat garsiai ir viešai. Ir va tai ir buvo tai. Tai nebuvo, kad dabar mes šlovinsim taip, kad jūs čia žodžiu išbildėsit. Čia ne taip. Tai buvo tai, kad mes dabar šlovinsim tikrą Dievą. Norit savo šlovinti, nu prašau, šešėlyje. Kristaus galit šlovinti. Tipo maždaug truputį iš šono. Tai va, tai ta uola ir gimė ne idėja, aš tikiu, kad tai buvo konkrečiai žodis iš Dievo, kad dabar išlovinsite Kristų. Nu ir jūs pagalvokit, čia 13 metų, Devil's Stone'as turime 13 metų, po 5,000 susirenka kiekvienais metais. Jo, nemeluoju aš? Apie taip, 4-5 tūkstančius. Ir mes ten, nu, tarkim, 10 žmonių maks. Nusprendėm, mes išstosim. Bet tai žiūrėk, nu tai tame ir yra krikščionybės esmė. Dovydas prieš Galijotą. Jeigu būtų atvirkščiai, nu tai čia, tai tada ir užsidėtumėm savo antpečius maždaug. Nu mes tai galėjom, mes tai dideli. Mes iš viso buvom, va kaip jinai pasakė, super absoliučiai nulis patirties, bet sakom, kad nu jeigu Dievui reikia, nu tai reiškiasi, gali jisai panaudoti. Tiesiog reikia turėti Dievo paveikslą didelį, o ne tokį mažiuką kažkur tai ten padėtą. Tai va, tai mūsų Dievas didelis ir jisai padėjo suorganizuoti tą uolą. Ir aš nežinau, vieni skaičiuoja, kad ten buvo 1000 žmonių, kiti, kad mažiau. Kadangi visą dieną tas šlovinimo festivalis vyko, bet grupė susirinko, scena buvo, šlovinom identiškai toj vietoj, kur lygiai po 7 dienų paskui susirinko Devil's Stoneriai. Ir jo, jis įvyko, o paskui jie subankrutavo. Devil's Stone'as. Nu, aš taip spėju, aš nežinau, galbūt jie tiesiog neatlaikė. Festivalis baigėsi. Žodžiu, mes daug žmonių meldėsi ir aš tikrai žinau, kad iš visos Lietuvos. Absoliučiai neprisiemam savo laurų, kad čia tipo, mes prameldėm. Ne. Daug pastorių, daugybę metų. Faktas. Tai vad, ačiū Dievui, broliai ir seserys Kristuje, mūsų malda, nesvarbu kokiom bažnyčiom be priklauso, mes esam vienas kūnas ir tas suveikia. Malda turi galią. Ir nesvarbu, kad mes po skirtingais pastoriais ar ten po skirtingais stogais. Ir tai suveikė, aš žinau, kad žmonės tiesiog išsakė maldoj, kad stop, to nebebus ir to nebebuvo. Jisai išsikraustė tas festivalis, tiesiog baigėsi, išsisėmė, kaip jie sako. Tai čia tas yra pavyzdys, kad mes galim iš tikrųjų kiekvieną savose miestuose, teritorijose lygiai taip pat kovoti. Tai yra, kad tikrai broliai sesės Kristuje gali jungtis ir pavyzdžiui, tikrai ar trūksta kažkokių pagalbos. Tai va čia vienas tas toks vienybės pavyzdys ir buvo, kur man atrodo, tu nežinai ir sako, mes važiuodavom prieš tiek metų, mes į Anykščius važiuodavom, melsdavomės ir iš tikrųjų tokia informacija ateina, kad tai buvo išmelsta ir iš tikrųjų tikrai turėkite omenyje, kad jeigu yra tokie dalykai ar kažkas panašaus vyksta jūsų teritorijose, miesteliuose, kaimuose, kad tai yra įveikiama ir tai yra būtent maldos ir veikimo būdu. Svarbiausia, nepermast atsakomybės kažkam kitam. Jo, nes kitas. Kartais gali būti, kad toj teritorijai nėra to kito. Taip. Taip atsitinka, kad tu ten vienintelis, kuriam staiga užsidegė ir viduj dega ir tu nieko negali padaryti, tu atsikeli su tą mintim, eini miegoti su tą mintim. Tai kaip būtų
Nu, tu pats save apvoksi, jeigu tą mintį perduosi kažkam kitam. Tu būsi apvoktas. Taigi čia yra toks nuotykis. Eiti su žodžiu, gauni žodį, esi maldoj. Leidimo, aš nežinau, dabar kažkas man neduokit per galvą, bet aš tikiu, kad leidimo iš kažko gauti nereikia, jeigu aš kalbu apie lyderystę, tarkim, Kristaus kūne. Nereikia eiti ieškoti tada lyderio ir sakyti, man Dievas tai pasakė, ar tu leidi man tą daryti. Nu, Dievas viršiau yra vis tiek. Jeigu jis jau įdeda, jisai tau taip darys, kad tu negalėsi miegoti. Sako, žmonės pas jau valgyti negali, jie vat užsidegė tą mintim. Svarbiausia, tuo metu, vat, kai tas įvyksta, nepermest kitam. Nu, nes tada tiesiog. O kaip suprasti, kad būtent tuo metu tau būtent Dievas sako? Nu, yra du, bent jau kaip minimum dabar aš vat sugalvoju iš oro, yra du simptomai. Pirma, kaip sakau, kad tai yra troškimas. Filipiečiams laiške parašyta, kad Dievas duoda ir darbą, ir troškimą darbui. Tai tas troškimas nebus toks, vat, kai būna idėja fiks, oi, čipsų užsinorėjau, pavalgiau čipsus, praėjo troškimas, arba iš viso pakentėjau ir praėjo ir tas noras. Tai čia toks, kurio tu nenumalšinsi, jis tiesiog yra. O tu tiesiog turi ir tau jisai plečiasi ir auga tavyje, tai čia vienas simptomas. Tada klausimas galėtų būti, iš kur žinai, kad čia neišvelnio, nes dažnai tai paklausia, tu gali girdėti save, Dievą arba šėtoną. Nu, jeigu šėtonas duotų mintį, eik ir šlovink Kristų, tai čia būtų ne jo braižas. Tada tu automatiškai atskiri, kad čia yra ne iš priešo šita mintis. Ką ta mintis tave verčia daryti? Burti krikščionius, susirinkti kažkokioj vietoj ir šlovint Kristų, kad išstumtų tamsos darbus. Faktas, kad priešas tokios minties neduos. Ar pavyzdžiui gali būti šėtonas labai taip puikiai užmaskuoti, kad, daryk kažkokį gerą darbą, bet šlovę savo prisiimsi, garbę savo. Tai čia toks, irgi labai reikia atskirti rezultatas, koks bus. Ar man antpečius užmes, ar visgi tai yra Dievas išaukštinsiu. 100%. Jis yra toks labai apsukrus melagis, kad dažnai sakom, aš čia gerą dabar čia dėl kažko miesto, bet matai, kad tau reikia garbės, tu vis tiek jauti, kad čia biš truputėlį. Sąžinė kalba iš tikrųjų, vidus žino viską iš tikrųjų, kaip ten iš tikrųjų yra. Tai. Lietuvos etninės kultūros sąjunga pabrėžia, kad Lietuvos nepilnamečių įstatyme nurodyta, kad draudžiama skleisti informaciją, kuri iššaukia siaubo, baimės jausmus, nes tai neigiamai veikia jų psichiką ir gali sukelti agresiją. Kaip jūsų manimų Halloweenas, kokią daro įtaką vaikų psichologijai? Šitą, ką pacitavot, mes tą citavom savivaldybei. Tai buvo vienas iš mūsų argumentų dėl tų visų baidyklių, kad išimtų jas iš parko. Tai ačiū Dievui dar nėra atšauktas šitas įstatymas. Ir dabar ką Halloweenas gali sukelt vaikų psichikoje. Tai jeigu taip išzoominam, aš dabar sakysiu tikrai, ne aš patyrus, aš psichologija nieko bendro neturiu, bet jeigu taip išzoominam, taigi yra Dievas, tada tėtis, tada mama ir vaikai. Tai visų pirma, jeigu tėvai duoda sutikimą, aš nežinau, ar tėvai supranta, ką jie daro. Jeigu jie duoda sutikimą vaikui dalyvauti baisioj tokioj veikloje, šiurpynėse ar ten šiurpinančioje veikloje, tai jiegi pasitraukia iš tos apsaugos pozicijos. Tai čia tas pats, kas tu patrauki dangtį nuo kibiro, pilkit čia, ką norit. Nes jie stogas, tėvas, motina, vaikai, tai jie stogas, jie pasitraukia. Tai dabar į juos gali influence daryti arba įtaką daryti ar kažkokią dvasinį užraktą įdėti į juos, bet kas. Tai ir viskas, tai nuo to ir prasideda apsėdimai, traumos ilgalaikės, jeigu kalbant pasaulietiškai traumos, mes žinom, kad tai realiai gali būti apsėdimai. Mes žinome, kad to išgąsčio metu, kai vaikas išsigąsta, vieni tai gali vadinti adrenalinu ir jie kaip faina. Iš tikrųjų, žmogus tuo metu gali būti apsėdamas. Tai gali būti paskui košmarai, kažkokios bendravimo problemos. Tai visa amplitudė iš viso dalykų.
dėl to ir visi, mano vyras, pavyzdžiui, yra kategoriškai prieš absoliučiai bet kokius siaubo filmus, siaubo elementus. Mes kiekvieną filmą, kurį vaikai žiūri, aš prieš tai išsianalizuoju visas scenas, kas tenai bus, ar nebus šiurpių elementų, kur tiesiog vaikai išgąsdina ir paskui mes matom 2-3 mėnesius, kad jo miegas suprastėja. Tu dar savo pasakyk nuomonę. Kokią poveikį? Jo, iš tikrųjų, kad tai čia psichologinis yra, bet jeigu mes kalbam tos iš krikščioniškos pusės, tai kaip ir Eglė pasakei, tai yra dvasinė įtaka. Ir psichologai dažnai nepamato, pasaulio nepamato tos dvasinės įtakos, ar ne? Ar pavyzdžiui, gal tuo metu, tarkim, vėlgi, jeigu grįžtam, tai čia yra meno išraiška, vaikas supažindinamas su visokiom ten meno išraiškom, čia gali įvilkti į bet ką gali įvilkti. Ir tarsi tuo metu galbūt nesimato tų tokių simptomų kažkokių tokių, bet jie ateina vėliau, gali ateiti žymiai vėliau ir netgi, pavyzdžiui, suaugęs žmogus, jisai nesupranta, kodėl jam yra nerimo atakos, panikos, tai nebūtinai psichologiniai kažkokie dalykai, tai gali būti ir dvasiniai dalykai, tikrai didžiąją dalim, nes čia turi dvasinį tą užtaisą. Ir kartais tada labai sunku atsekti, kas čia vyksta, iš kur čia tai atėjo, pasirodo, kažkada dalyvavau šiurpynėse ir kažkokia demoniška įtaka atėjo. Tai čia gal iš tos pusės, o psichologinė tai tikrai taip, nes paskui iš tikrųjų tie vaizdai, jiegi niekur nedingsta. Ar ne, pamatau ten pašiurpsta ir tarsi ten išgeriu kakavos ir gyvenu savo gyvenimą. Bet po to tie vaizdai persiekia. Vaiko psichika iš tikrųjų yra labai jautri. Jis yra labai imlus visokiem dirgikliam ir visokiem vaizdam, garsam. Tai iš tikrųjų ir šventam rašte yra iš tikrųjų parašyta, kad mes turime saugoti ausis, akis. O ką kalbėti apie vaiką, ir iš tikrųjų tai čia yra didelė atsakomybė ir tėvams. Tai iš tikrųjų net perspėjimas yra, kad iš tikrųjų tu turi žiūrėti, kas pro tavo akis ir ausis įeina. Ir po to mes pasiekmes matom ir atsakomybę, tai mums reikia prisiimti. Čia nėra jokai. Ir čia net žiūrint ar iš tos dvasinės, ar iš psichologinės pusės. Ir baisiausia, kad priešas, šėtonas, jisai veikia iš 2 frontų. Pradžiai čia atpalaiduoja ir visiška tamsa, o bažnyčia jisai veikia per tokią saviapgaulę. Ją tarkim kaip paralyžuoja, tai čia vaikai, dabar pasakysiu blunt, vaikai apsėdami, bet ir bažnyčiai nieks nebeturi jėgos tų demonų išvaryti. Tai pasakykit, ar jūs iš tikro matot, kad kiekvieną dieną stiprus tarnautojai, tas pats jaunimas eina, deda rankas, įsakinėja demonams išeiti. Ne, nes yra susikūrus tam tikra sistema, kur tai gali tik kai kurie žmonės, kurie jau nebeapsiema. Tai ką, ir tada ir vaikšto tokie vaikai paveikti ir nėra jokios išeities. Kas blogiausia, išsivaduoti iš demoniškos įtakos nėra kitos išeities negu dvasiniai ginklai. Nėra vaistų, tablečių, tai paskui jos ten už tabletina, aišku, bet tai žmogaus nepadaro laisvo. Kodėl neapsiema? Todėl, kad šalia paprastos Biblijos, kur tekstas yra aiškus, yra daug žmogiško mokymo, kuris yra šalia Biblijos eina. Ir tas žmogiškas mokymas yra pavyzdžiui, tarkim, Morkaus 16. Jėzus pasakė aiškiai, nėra nieko aiškiau parašyta, kad jeigu jūs mano mokiniai skelbsite Evangeliją ir tada jūs lydės šie ženklai. Vienas iš tų ženklų yra, kad jie išvarinės demonus, jo mokiniai. Nėra parašyta, kad jie papasninkaus ir išvarinės demonus. Arba jie, tarkim, gaus leidimą iš savo pastoriaus ir tada išvarinės demonus. Yra tiesiog, toks aiškus tekstas, kad čia suklyst reikia būti, aš nežinau, teologų, tiesą sakant. Tai ir tu tą tekstą paėmi, šalia padedi mokymą, pasninkas, malda ir panašiai. Negalima visiems, nes čia dar tave apsės. Jėzus to nesako. Ir žodžiu, ir visi tokie suparalyžuoti, jie išsigąsta, jie galvoja, man iš tikro negalima, čia turi būti pašaukimas. Ir tavo atsakymas, taip ir yra. Ir tada yra demonų išvarimo mokyklos ir tik tam tikri asmenys. Tada mes visus tos filmus žinome, kur, tarkim, egzorcistas ir paskui jį patį ten užpuola ir suvalgo ir tada krikščionis tom patiki ir, žodžiu, baisu būna. Šėtonas ir per tokius veiksmus daro savo darbą.
Jisai savo įtaką daro per religiją. Tai yra per žmogaus sukurtą tokią apribojimų sistemą, kur žmogus nusprendžia, kad aš dabar čia apribosiu, reikia kontrolės, nes čia bus palaida bala. Tai jisai per tai veikia, aš tikrai tikiu nuoširdžiai. Aš absoliučiai nerodau pirštus jokius pastorius, aš manau, kad tai yra daug aukščiau už visus pastorius ir daug anksčiau tas prasidėjo. Jisai tiesiog dviem frontais, kaip šachmatininkas. Šachmatininkai dviem frontais gal neveikia, nežinau, bet žodžiu, jisai dviem frontais. Jisai ir čia pastiguoja, o čia visiška laisvė, tokia palaida bala. Ir tada dar ir valdžią įtakoja. Tai čia dar trečias frontas. Lietuvoje žmonės važinėja kapines šiuo laikotarpiu nuo spalio 31 iki lapkričio 2 dienos. Kaip Jūs galvojat, ar krikščionims būdinga važiuoti būtent šitų laikotarpių į kapines ir tvarkytis ten, statyti? Jo, čia platus toks klausimas, nes aš irgi daug metų iš tikrųjų nuvažiuodavau kapines, degdavau žvakutes, bet tai man, ta šventė iš tikrųjų, kuo jinai man tokia, na, galbūt neriščiau tai su kažkokia tai ten, nežinau, Halloweenu ar kažkuo, tai yra mano galbūt kažkaip, nu, to žmogaus atminimas. Tiesiog aš atsimenu tą žmogų ir galbūt čia daugiau yra apie tai. Aišku, tarkim, vėlgi tos vėlinės ar ne, tas vėlgi ištakos tai yra pagoniškos. Aš kaip suprantu, kad tai yra iš pagonybės atėję dalykai. Bet čia vėlgi tas toks, gal reikia atskirti tą dalyką, kad aš tiesiog atsimenu tą žmogų. Ar ten su vaikais mes pasišnekam apie tą atminimą, ar ten išėjusius to žmonės. Tai čia daugiau galbūt apie tai. Mano toks galbūt. Ir žinot, čia yra tas momentas. Tai būtų ir Velykos, kaip tik, kai Velykos pasaulietinės, turime pasaulietinė dalis, kūčios švenčiamos ir vėlinės. Čia yra tas momentas, kur mes galime arba atrasti galimybę liudyti, arba visam laikui uždaryti duris liudyti. Nes mūsų nusistatymas, jisai tikrai gali sudaužyti daugelio širdis. Aš su savo tėvais prisidirbau tikrai labai daug. Nes kai aš įtikėjau, aš balsu pranešiau, kad jūs pagonis, aš tai įtikėjau, aš tų dalykų nedarysiu, nes čia yra baisu, čia, žodžiu, pagoniška, bet žmogus, kuris tą daro ne iš to įsitikinimo ritualo, bet iš tikrųjų ilgėdamasis, pavyzdžiui, mano mama savo mamos ilgėdamasis, savo tėčio, mano tėtis savo tėvų, ir jie tą daro ne iš pareigos ar ritualo, o nuoširdžiai išgyvendami ilgesį, o ateina jų dukra ir sako, čia pagoniška, jūs esat pražuvę, aš prie to neprisidedu, nors tai skaitosi mano močiutė, mano seneliai. Tai čia kiekvienam spręst, 100%, nes gali įvairios yra aplinkybės, bet neskubėt bent jau taip vokalizuoti, tipo jūs pagonis, mes krikščionys. Bent jau šito neskubėt, nes visokių yra tikrai, kur tu gali rasti progą, nuvažiavęs, paliudyti. Tiesiog paliudyti, kur tas žmogus dabar yra, iškelt klausimą. Taip. Apie amžinybę kalbėti. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes su vaikais važiuodavom į kapines ir mes kalbėdavom apie tai, kur dabar, kur tikintieji eina, ne, jeigu išpažįsta Jėzų Kristų, priima jį kaip gelbėtoją, ar ne, o kur tie, kurie nepažįsta Kristaus, ar ne, tai mes tikrai keliam tuos amžinybės ir suprasti, kad ten vengti tų kapinių, tai reiškia vėlgi vengti tos realybės, taigi visi mes atgulsim į tą vietą, kad tai yra, tai egzistuoja, ir tokia, pamatyti tą tokią realybę, kur iš tikrųjų mes išeinam. Tai yra tas gyvenimas baigis, turi tą baigtinį, kad tai nėra kažkas, žinai, ko reikėtų vengti, užsidaryti ir bijoti, bet vėlgi, kaip tą apipinę, ar ne, ar tu ten, tarkim, vėlgi tose kažkokiose ten, jeigu yra pagoniški ritualai, kur jau ten kažkokius ten vėlės iškeli, ten meldies ir ten vėlgi ten įvairių dalykų, tai čia yra kitas, bet tas širdies, kaip yra širdį iš tikrųjų, kokia mano širdies ta visa nusistatymas, ar ne, kokia ir ką aš perdodu vaikams. Tai aš kažkaip vaikams irgi kalbu apie tai, kad
Tai yra diena, kur mes galim tiesiog atsiminti ir kalbėti apie senelį, apie močiutę, apie mano nuotraukas pavartyti, aš papasakot galiu apie tą. Taip. Žinai, čia dar gal susiję ir su tuo, kad, akivaizdu, kad tą daro pagrindė katalikai. Ir, arba save vadinantis katalikai. Ir automatiškai įvyksta protestantiškų, konfesijos protestantiškos ir katalikiškos susipriešinimas. Ir tada mes sektantai, jie iš viso neišgelbėti religiniai fanatikai kažkokie tai. Ir mes uždarom duris bet kokiam dialogui. Dialogas tai nereiškia ekumenizmas. Tai reiškia, kad pažįsti žmonių, kurie įtikėjo, būdami katalikais Kristų. Tai aišku, pažįsti. Taip. Mes daug pažįstam tokių žmonių. Ir tas stebuklo liudininkai buvom tik todėl, kad savo galvose šiek tiek permastėm sistemą. Dievas nemato. Protestantai, mylimieji. Katalikai, ne. Pas Dievą nėra tokio suvokimo. Ir arba tu Kristaus, arba tu ne Kristaus. Tai vat, kad tas irgi vėlinės, kad netaptų pretekstu mums protestantams pūstis. Kai tuo tarpu aš nelaikiausi, aš tikrai norėčiau save laikyti krikščioniu. Dar netgi pakalbėjom Kristaus mokiniu, dar geriau. Kad tai nebūtų mums proga pūstis, mes tipo kažkokie tiesą atradę, o jūs tamsuoliai. Nes tada, realiai, tu vėl atskiri ir vėl lieka kažkokia praraja. Ir nėra kada rasti kokio nors dialogo kartu. Mes sakėm, kad Helovinas įtakoja vaikų psichikai, o jeigu vaikai važiuoja pas artimus laidotuvės, neįtakoja psichikai? Geras klausimas. Kaip? Čia vėlgi mes susidurėm su tokio dviejopų dalykų ir taip ir ne. Vėlgi grįžtam prie to, kad yra realybė, kad žmonės miršta. Ta prasme, ir tikrai mano artimoje aplinkoje yra buvę matę vaikai, pavyzdžiui, numirusi žmogų. Atsitinka, tai ištinka. Bet vėlgi, jeigu visi tie helovininiai, tie siaubo elementai, tai yra šiurpinti, ar, pavyzdžiui, tarkim, aš galiu drąsiai sakyti, pavyzdžiui, numirėlis, jis iš jo yra tyčiojamas, ar ne? Tai yra, vėlgi, tai yra gyvenimo dalis, yra gimimas, ar ne? Mes gimstam, gyvenam ir mirštam. Ir va ta nepagarba su kūnu, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, siaubo filmuose, ten tyčiojamasi, ten lavonai vaikšto, zombiai, tai yra vėlgi tyčiojamas iš žmogaus kūrinio. Tai pats, kaip sakant, miręs žmogaus kūnas, jisai nėra iš savęs kažkaip blogas. Tai yra, aš skaityčiau irgi, gal yra tiesiog baigėsi gyvenimas, tiesiog ir viskas, ir mes visi. Tai aš nežinau, aš neatsakyčiau kažkaip labai dabar, nežinau, aš nes, pavyzdžiui, kiek iš tikrųjų senovėje, ar ne, taigi būdavo laidotuvės, eidavo ir vaikai, ir dalyvaudavo, ir giminės. Netgi mes vaikystėje. Ir tikrai matydavo, aš irgi vaikystėje eidavo iš laidotuvės, bet ar man kažkaip ten sapnuodavosi, ar kažkokie paliko, ne. Bet jeigu ar paliko siaubo kažkokie filmai dalykai, labai paliko iš tikrųjų. Bet čia jeigu yra, tarkim, pašarvotas žmogus ir pavyzdžiui, kalbamasi, irgi kas yra aplinkoj. Ar tai yra giedamas giesmės, žmonės ten kokią močiutę meldžiasi, ar, pavyzdžiui, kalba apie tą žmogų, vyksta gyvenimas, jis tiesiog realiai vyksta gyvenimas. Ir vaikai tą mato, ir jie gyvena, ne burbule, vėlgi, negali priboti to vaiko įkišti burbulą, bet čia aš nežinau, gal individualiai reikia kažkaip, labai reikia individualiai žiūrėti, nes vieni galbūt vaikai yra jautresni, kiti ne, čia sunku, nepagaliu pasakyti taip tiesiogiai. O ką galvojate, kada tėvai specialiai veda į laidotuvės vaikus, tu turi tavo pareigą atsisveikinti su savo senelių, močiutė? Jo, labai reikėtų atsižvelgti, jeigu iš tikrųjų yra vaikų, kur tai ir nereikia versti, iš tikrųjų, tai čia toks... Tiesiog pasakai, išėjo ir viskas, ir ne to kažkaip... Sakau, mano yra ta patirtis, aš to nuo vaikystės matydavau, aš tas realybės matydavau, miršta, čia kaip sakant, gyvenimas, tai man kažkaip nekelia kažkokių tokių, niekada nekėlė kažkokių, gal dar aš kažkaip natūraliai ir priimu, bet čia tikrai grįžkim prie to, kad labai individualiai ir labai gerai tu akcentavai su šventąja dvasia, daryti su šventąja dvasia.
kad vaiko neversti jam, neliepti, nes galbūt jam tai gali padaryti kažkokią įtaką. Mes nežinom, tai čia atsakingai reikia žiūrėti. Galbūt, žinot, iš viso čia tas liečia ir Helovyną, ir bet kokius festivalius, ir laidotuvės tas pačias. Aš nežinau, jūs savęs paklauskit labai atvirai, ar jūs tą, ypač tie, kurie yra užaugę krikščioniškose šeimose, ir tai tarsi įprasta yra, krikščionybė įprastas dalykas. Ar jūs savo mintyse padarė sprendimą esate, kad krikščionybėje yra dvasinis elementas, kuris yra realus? Va taip pat, kaip aš sėdžiu šitą stalą galiu liesti, tokia pati ir net realesnė yra dvasinė realybė. Ir mūsų kiekvienas veiksmas kažkokio to veiksmį turi dvasiniai realybei. Tai vat, aš labai dažnai save pagaunu, kad aš darau automatiniu režimu čia, nors parašyta, kad mes čia esam tik tai prašalaičiai. Tai, vat mes tik praeinam šitoje žemėje. Nu, tai mūsų kelionė žemiška, kuri baigėsi, kostiumas padedamas ir toliau tu eini į amžinybę. Tai vat, ar mes tą suvokiame, kad kiekvienas mūsų žingsnis yra įtaka į amžinybę? Nu, jeigu tokius, čia viskas yra prieš, išzoominus atgal prieš visus sprendimus, prieš visas kovas, prieš bet kokius festivalius. Visą laiką tą laikyti mintie, ar aš suvokiu, kad aš iš tikro dvasia esu. Ne tik vaikščiojantis čia kūnas ir kraujas ir kaulai. Kaip efektyviai skleisti Evangeliją Helovino renginiuose? Pasiruošt gauti galvą. Jo. Nu, toks, būtent renginiuose klausimas. Renginiuose? Nu kaip? Ar įmanoma? Nueiti ir skelbti, o ką? Nu, žinai, bet tada... Bet kaip? Nu, okei, šiaip tai įmanoma. Šiaip žiūrint iš biblinės perspektyvos, tu galėjai būti naglas kaip Paulius Petras, pavyzdžiui, atsistot ir skelbt. Ir tada mes žinom, kad nei aš čia šustras, nei ten kažkokios aplinkybės, kad Evangelijoje yra jėga. Tai Evangelija savo darbą padarys. Tai jeigu toks įstikinimas yra, tai tiesiog tą ir tai reikia padaryti. Atsistoti vidury šventės ir skelbt. Ir tada tikėti, kad ne tu kažkoksai drąsuolis, o Evangelija suveiks. Nes jeigu tu eisi ir galvosi, aš turiu iškalbą, turiu drąsą, aš naglas. Arba tą tokį, kaip tą padaryti, pradėsi galvoti. Tai čia toks, ar čia kažkokį šou padaryti. Ir jeigu tada nepavyks, tai gali būti visam gyvenimo krikščionių nusivylimas, jis ne, aš nepašauktas. Kai tuo tarpu mes visi pašaukti esam skelbti Evangeliją. Tai vat jeigu įmanoma savyje perlaužti tą tokį, kad čia ne aš, o Evangelija atverčia žmonės, taigi ne mūsų žodžiai įtikina. Paulius, kai sakė korintiečiams, iš viso ten, matyt, drebėjo, kaip Paulius galėjo drebėti, šitiek bažnyčių steigęs, kad jis drebėjo skelbdamas Evangeliją, jo kalbėjimas buvo toks neaiškus, bet įvyko prabudimas Korinte, tarkim. Tai, žodžiu, jeigu tu tiki Evangelijos jėga, o ne savo jėga, tai aš manau visur galima. Ir čia iš tikrųjų toks labai geras toks klausimas, ar ne, savo pasitikrinimo, ir aš dabar eičiau į renginį, tokį renginį, kur labai priešiškai mane žiūrėtų, nes viena tai yra Facebook'e saugiai parašyti, kita eiti tuos laukus ir iš tikrųjų be atsikalbinėjimų, kad aš nepasiruošęs, gal man čia dar reikia patirties pasisemti kažkokios, bet taip kaip jis sako, Jėzus eiti ir skelbti Evangeliją, ir čia man tai čia labai geras patikrinamasis klausimas, aš dabar tiesiog stojasi ir eini, be kažkokių tokių, be kažkokių kaip čia įdomiau padaryti, kaip čia taip, kaip tu kalbėjai apie tai, kad kaip čia dar apipinti, nes šiais laikais Evangeliją skelbti reikia kažkaip kitaip, nes yra šie laikai kažkokie kitokie ypatingesni. Ir niekur apie tai yra nesakoma, kad kažkaip ypatingiau reikia tą daryti tiesiog. Evangelija virš laiko yra, jo. Taip. Bet aš, pavyzdžiui, mums tai buvo galimybė eiti į Devil's Stone, nusipirkti bilietus, atsistoti vidury ir skelbti. Aš kategoriškai, man kilo ta mintis, ne, aš nenoriu sutepti savęs, nenoriu matyti tų visų, tiesiog, gal tau metu aš buvau pasilpus po uolos, tai mus išmuždavo mėnesį kokiam iš viso, tikrai labai tokios pasiekmės stiprios buvo emocinės. Aš neprisiverčiau savęs eiti, nes galima būtų eiti į tokius festivalius, aš neprisiverčiau, bet gal kažkas šviežus yra,
nepavargęs, nu, ne ten daugia vaikė mama, galbūt turi drąsos, gal Dievas jam įdėjo širdį, tegul eina ir skelbia, ačiū Dievui. Jūs sakėt, kad buvo mintis. Tai gal čia Dievas sakė jums? Ne, buvo tokia labiau, aš pažįstu savo mintis. Aš esu idealistė, tokia naivuolė, labai staigiai mėgstanti galvoti priekį, už Dievą nuspręsti. Aš tas mintis atpažįstu, nes po tų minčių mes esam turėję tokią patirtį net su Vita kartu. Kai gerų idėjų vedinos, mes taip pervargom, kad mes turėjome vidury visko sustabdyti tikrai geras iniciatyvas. Nes Bet vis tiek yra kažkokia praktika prieš einant evangelizuoti. Tai gal patarimus kokius nors duosit? nu, mes turėję esam patirties tiesiog eiti į gatves. Čia buvo kitas mano gyvenimo sezonas. Tai, nu, reikia, vis pirma, faina, kai yra grupė žmonių. Aišku, fainiau. Tuo metu ir buvo pas mus čia jaunų grupės žmonių. Tai faina, kai yra grupė žmonių. Nu ir tada tu turi toj grupiai žmonių kažkaip tai mokintis, nesmerkti vienas kito. Žinot, kokiu tikslu tu eini. Bet svarbiausia, nu reikia suvokti, kad tu atgal tikrai tu nebūsi fainas ir priimtas. Nu tiesiog va šitą, jeigu suvoki, pasiruošęs esi, kad tave pavadins sektantu, arba gal net ir spjaus į veidą, arba gal kažkas tai iššoks prieš tave ir tu turi jau būti su savim padirbęs, kad aš tikiu Dievu, jo apsauga. Aš tikiu, kad net jeigu man spjaus į veidą, kad tu nežinai, kaip ta sėkla įkritus ten toliau veiks. Bet tai prieš tai reikia arba vienam, arba su komanda tą šiek tiek padaryti namų darbus. Ir jokiais būdais, nu aš bent jau taip manau. Aš ėjau vieną kartą skelbti Evangeliją su žmogumi iš tokio rato, kuris Evangelijos skelbimą žiūrėjo kaip į, tarkim, išmoktą tekstą. Jo? Kas aš nesakau, ar blogai, ar gerai, bet rezultatas buvo labai įdomiai skirtingas. Aš einu, pavyzdžiui, jeigu skelbti Evangelijos, tai aš pirmiausia einu ir matau žmogų ir žinau, kad jis turi skausmą, nu faktas, jeigu žmogus be Dievo kažkas tikrai yra. Ir tada tu eini ir tu vienintelį, kuo pasitikė, kad tu turi šventąją dvasią su tavim čia pat ir jinai žino geriau už tave. Ir tada tu eini skelbdamas, tu eini į pokalbį su žmogum. Tai man nėra problemų užmėgsti pokalbį su, tarkim, nu, kokiais vietiniais, kokį čia žodį gražesnį parodo, išgeriančiai žmonėm, kurie sėdi tokie. Man su jais nėra problemų užmėgsti pokalbio, nes aš žinau, kad jie antiek yra žemos savivertės, kad jiems vien tik tai, kad prieina žmogus ne iš jų rato, jau čia yra kažkokia nuostaba. Tai tu juos pagauni tokioj nuostabos akimirkoje, jie niekada tavęs nenustums šalin, nes jie dar pagėrę būna ir jiems įdomu šiaip pabazarint. Nu tai tu eini ir kalbi. Ir negalvoji, ką kalbi. Tu turi pasitikėti, kad šventoji dvasia tave ves, kažkokias mintis įdės ir žiūrėk, iškelia, pavyzdžiui, klausimą, kuris pasirodo jam yra didžiausias skaudulys. Ir tu žiūrėk ašaras, matai jau. Ir tada jis pradeda verti, tada tu žinai, okei, aš turiu šventąją dvasią, vadinasi, aš galiu melstis už tą žmogų. Bet aišku, patartina ne vienam, dviese, nes jeigu jau... O šiaip, nu, tai va čia yra tokios taisyklės. Būt pasiruošk būti atmestas ir pasiruošk eiti ne savo jėgom. Nes jeigu eisi su išmoktų tekstu, vat kaip aš tada mačiau, kaip žmogus, jam nepavyko užmėgsti ryšio, nes jis atėjo, pasakė savo tekstą, tai yra Evangelija, bet ta Evangelija tarsi praslydo pro viršų žmogaus. O jeigu tu prisėdi prie žmogaus, tu dar neskelbi Evangelijos, tu tiesiog klausi, nu, pavyzdžiui, prie ligonės sėdi žmogus, tu neteisi, žinai, kad Jėzus už tave mirė, nu, tu ne nuo to galo pradedi, tu ateini, sakai, sunku, kažkas ten guli ir paskui išsiaiškini, arba tu pats čia, ar jų, nu ir tada išsiaiškini kaip toliau, tu užjauti žmogų. Ir man atrodo, ta užuojauta čia yra iš Dievo. Su gatvės evangelizacija man dar neteko, neįtraukė į šitą dalyką, tai... Na, čia sunkus dalykas. Šitoks. Na, čia sunkus dalykas. Gal neįprastas. Jo, gal neįprastas, nes pavyzdžiui, nu,
tarkim, aš buvau katalikų tikėjime, tai tokio dalyko kaip evangelizacija aš nelabai girdėdavau, Jo, tarsi pas- būdavo labai įdomu kažkur, pasianalizuoti bet kad apie va eiti gatvę savo, skelbti evangeliją, aš niekada negirdėdavau šito, nu, kažkaip lik buvo, tarkim, pamoksluose kalbama, kad vat, skelbkite evangeliją, nu, bet o tai kaip, kas apie ką, kaip čia man dabar tą daryti, bet tai tarsi tokį paviršių nuplaukdavo, o vat, vat, kaip čia pasakyti, tam jau protestantiškame tame pasaulyje toks tikrai ir matydavau, ir išeina, ar pavyzdžiui, matydavau video amerikiečiai, kaip ten į metro stotis, į visus ten šabakštynus, į tuos, vat, eidavo grupėm, va ten eina, jie va grupėm evangelizacijas daro, kalba ten, pasigauna ten tokį, kuris galėtų dar duoti į galvą ir jį evangelizuoja ir matyt, vat, kaip tai dirba iš tikrųjų, kaip vat, eini į tikrą kovos tą lauką ir bet Žinai, kaip įdomu, aš tik dabar supratau, katalikai, realiai jiems gatvės evangelizacija atrodytų kaip perteklinis dalykas, nes juk vaikai nuo gimimo yra tikintis. Pagal katalikų tikėjimą. Įtraukytų į... Tai tavo vaikai automatiškai tikintis, o kam įtikinėti kitus, jeigu jie jau irgi bažnyčios dalis skaitosi. Nu, žodžiu, jo, geras. Tai va, tai toks va įdomus, bet pavyzdžiui, ieškoti tokių progų, vat, ar ne, kalbėti apie tai, kad, nu, vat, pavyzdžiui, vat, susitinki žmogų ir vat, šventoji dvasia tokį duoda impulsą pasakyti, kad Dievas tave myli, nu, atrodo toks, oi kaip nuvalkėta dažnai mūsų tam pasaulietiškam tam, oi Dievas tave myli, va tai tais, va. Bet kai šventoji dvasia vat, persako, vat, pasakyk jam, kad vat, Dievas tave myli ir tai jam jau kažkoks mane tokį, va, ir tai jam gali perlaužti gyvenimą, iš tikrųjų, va toks paprastas žodis. Raktas yra to nepasakyti vieną kartą. Turiu omeny, ką noriu pasakyti. Jeigu tą, pavyzdžiui, padarai vieną kartą savo ten gyvenime, kažkam išdrįsti pasakyti Dievas tave myli, yra šansas pem. Nu, tai bus tas žmogus čia, kuris tau pasakys, o bus tas, kuriam tu pasakysi ir jam akis prašviesės. Bet jeigu tu tą darysi pakankamai dažnai, tokiu atveju daug bus. Taip. Nes tikrai žmonių tarpe yra žmonių, kurie čia ir dabar jau yra pasiruošę priimti Dievą. Tiesiog, o kaip jums atrodo veikia Dievas? Jisai nusileidžia iš dangaus, atsistoja šalia ir pats apie save paskelbė. Nu ne, jisai gali naudoti krikščionis. Ir jisai ieško, va čia eina žmogus, o šalia ieško, kas atviri yra, sutinkantis įvykdyti jo visus norus Dievo ir ateiti prie to žmogaus ir išdrįsti. Tai čia kaip pavyzdžiui, kaip sportuoji. Jeigu tu ilgai nesportavęs, tai tau reikia po truputį įsivažiuoti. Aš tikiu, su evangelizacija tas pats. Kai reguliariai dažnai tą darai, tu tiesiog tau yra tai kaip tavo, nu, kaip kvėpuotų. Jauti, kad tu turi kažką pasakyti, prieiti prie žmogaus ir tu jau savo visas baimės praėjęs. Bet jeigu to nedarai, tai tikrai kiekvienas ėjimas prie svetimo žmogaus yra lomkė. Tikra, normali ir labai nepatogu. Ir atrodo, ką tu čia jam blogo pasakysi, kad Dievas tave myli. Bet čia žodžiu, treniruočių reikalas. Mes supratom, kad jūsų toks tarnavimas, iš tikrųjų labai svarbus tarnavimas ir galbūt gana pavojingas, kaip ir dvasiškai, taip ir fiziškai. Kaip tarnauti ir kaifuoti? Mes neskubėsime atsakyti šitą, nes čia svarbus klausimas. Nu, pirmas punktas - nedaryti tai dėl žmonių. Čia aišku, akivaizdu. Jeigu pagauni save, kad tu padarai kažką, tu tarkim save įtikini, kad tu darai dėl Dievo, bet tu padarai ir tu jauti viduje, kad tu lauki iš kažkur, nu ir kur tu nieks man nepadėkoja. Iš viso, kodėl nieks manęs nepagiria, kodėl nieks apie tai nesužinojo. Jeigu va toks minimaliausia tokia mintis ateina, tai faktas, kad tau tai nusibos bus, kad tiesiog tu nesijausi laimingas, nes tu galvosi, nieks manęs neįvertino. Tai aš esu vienas iš tų žmonių, kuris visą laiką ieškodavo pritarimo, tai čia jo. Tai aš žinodama tokį gerą patarimą iš seno girdėjau tarnautojo, kad krikščionį gali sužlugdyti arba miserable padaryti nelaimingą arba pergalė, arba pralaimėjimas, nes pergalė lygiai toks pats išbandymas yra krikščionių.
Tai mano maldos reikalas prieš einant į bet kokią tarnystę ar renginį yra: Dieve, aš meldžiu tavęs, tu mane pažįsti, silpnas žmogus esu, kad aš nesusireikšminčiau. Kai susireikšminu, viskas. Aš nelaiminga, nes faktas, kad niekas nepastebės, kad bus per mažai padėkos ir pagirimo. Tai šio žodžiu, nedaryk dėl žmonių, tikrai save įvertint, ir jeigu matai, kad tu bent truputį nori pasižymėti kažkuom, tai prašy Dievo, kad jis pirmą tą norą patrauktų. Nes tai priskaldys malkų, atrodys tau, kad čia niekas nepastebės, o paskui ir dar baigsis ir draugystės, ir broliais su seserim susipyks. Tai jo, o kaip tau? Man tai gal kažkaip svarbiausias tas momentas yra, kad būti savose vėžėse. Iš tikrųjų daryti tai, ką tau, kokius tu turi ypatumus, talentus, gebėjimus. Vat mes irgi kažkaip kalbėjom studijuodami vieną ten pamokslininko pamokslą, būtent apie pašaukimus, kad tu turi išsiaiškinti galų gale, kokie miesto yra poreikiai ir kaip tu gali savo talentus, naudodamas savo talentus, atlieptos poreikius, ką tu gali padaryti. Jeigu tu esi socialus žmogus, mėgsti bendrauti, tai Dievas gali taip tave panaudoti. Jeigu tu gali ten mokinystę užsiimti, mokyti, tai tave Dievas taip naudos, ras būdų. Tai vat rasti tą tokį vat, kur yra mano, ir iš tikrųjų vat, su Dievu tai vat pasikalbėti, kad būtent irgi tai tą talentą naudoti jo šloviai, ne savo ten kažkokiam pasišlovinimui, nes tam jis ir davė tuos gebėjimus. Tai vat ir tada vat atsiranda tas toks, nes iš tikrųjų mes viduje žinom, kas mumise, vat, jo, tas variklis, ir Dievas tikrai gali naudoti. Kitas dalykas, aš kažkaip maldoje vieną kartą Dievo klausiau, kažkaip, kad apie tas tarnavimas ir kur čia Dieve, vat, ir kažkaip tokį išgirdau klausimą, sako, ar tu sutiktum daryti dėl manęs nematomus darbus. Tarkim, visuomeniai, vat aš čia dėl tavęs padaryčiau tą ir tą, bet kad tai būtų nematoma kitiems žmonėms, kad niekas nematytų, tik tais, vat, ir čia vat, tą statydama, tas vat yra Dievo žmogaus tas santykis, kai aš darau Dieve, tu žinai, slaptojoj, aš tarnauju, ar tai meldžiuosi, ar būtent ar einu prie žmogaus, kuris ar ne, vat, ten depresijoje, alkoholį, ir niekas nemato, ir aš su juo šnekuosi, ne, valandą, 2 savo laiką aukoju, ir jis gal jis net nepadėkos, nieks nepadėkos, nieks nesužinos. Ir iš tikrųjų, va, čia tas yra širdies patikrinimas, tai kokia ta mano tarnystė tokia, va, ar iš Dievo einanti ta tarnystė, Dieve, dėl tavęs man tas vienas žmogus yra svarbus, ar visgi man reikia renginių, šou, ant pjedestalų sakyti ir sakyti, Dieve, aš dėl tavęs, aš čia matai, kaip aš čia fainai varau. Savo man nereikia čia šito. Kad mūsų gyvenime būta ir to. Taip. Tai čia yra tikrai taip. Ir tada toks ateina susireikšminimas. Ir Dievas nori apsaugoti manęs nuo susireikšminimo, nes jis žino, kad čia yra mano silpnoji vieta. Puikybė, susireikšminimas, nes man reikia tų medalių. Bet sako, eikim į tokį nuotykį, kad tu nematai arba rezultatų pamatysi, tik po daug metų, iš tikrųjų yra labai daug liudininkų, kur misionierių, kur viskas, jo, ir iš tikrųjų matė, ir mirė, ir šeimos, ir artimieji mirė, ir vaikai, ir važiuodavo į Afrikas, ir matė, nėra čia to rezultato, kur čia tos atsivertusios bažnyčios, ir staiga atsiranda, ar ne, po daug metų, kai jis jau yra visiškam dugne, ir jau gal Dievo, gal dar neatsižadėjęs, bet jau nuėjęs nuo Dievo, ir paskui pamato po daug metų, kad tavo sėkla, tam žmogui įdėta, jisai atverčia milijonus, jisai skelbia Evangeliją milijonam žmonių, iš tikrųjų tokių istorija buvogi. Ir čia... Realiai iš to tada plaukia dar vienas, tai pirmas būtų ne dėl žmonių daryti, antras kovoti su savo puikybė arba Dievui leisti kovoti, o trečias, tu turi gauti žodį iš Dievo. Taip. Pažinojau save ir tokiam etape, kur aš taip norėjau ką nors daryti, kad aš beveik brainstorminau su savim pati, ką aš galėčiau padaryti. Nes taip norėjau ką nors daryti. Tai vienas pamokslininkas, kurį mes nagrinėjom, labai gerai pasakė. Jisai sakė, jeigu tu esi ne savo batuose, tai tu užėmi kažkieno kito batus. Ir tie batai, kuriuos tu turi užimti, jie tušti. Tai vadinasi, ir ten tu apvogi, ir čia apvogi. Tai prieš kažką darant, tikrai labai svarbu gauti iš Dievo. Ir tada tu būsi laimingiausias žmogus. Jeigu tai bus
Visa šlavynuose tau reikės tarnauti, būsi laimingiausias. Aš tikiu, jeigu motina Terezė būtų, pavyzdžiui, pašaukta su raupsuotaisiais būt, bet jinai dėl savo populiarumo sakytų, kam tu ten būtų, eik, va karaliaus rūmai tau paruošti. Jinai būtų nelaimingiausias žmogus. Tai vat būk ten, kur Dievas yra tave numatęs. Galima dar vieną dalyką pasakyti? Taip. Jūs įdėsite. Žiūrėkit, jaunimas ir ne jaunimas. Artėja vasara. Artėja? Dar ne. Ne dar, bet bus. Bus. Bet vasara bus. Mes sustabdyti savo jėgom uolos nenorim. Bet mes suprantam, kad jeigu mes, vat aš, Vita ir dar keli žmonės, kurie prisidėjo prie uolos organizavimo, jeigu mes vėl liksime pagrindiniai organizatoriai, tai ant pečius pradėsim tikrai kabintis, o labai nesinori. Tai mes sakom, kad mes jau tą sakom ir nuo uolos pabaigos ir jau ištransliavom kai kur kitur, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs sužinojot apie uolą, jūs žinot, kad tokia yra, tai yra Kristaus šlovinimo šventė, kur būtų garsiai, be jokių ribų, šlovinimas Kristus. Jeigu jums įkrito į širdį ir jūs galvotų, aš visai ir matyčiau save prisidedant prie šito festivalio, tai duokit žinią, žodžiu. Nes faktas yra, kad mes nenorim nenatūraliai sėdėti ten, kur Dievas sako, gal jūs jau čia pasenot, dabar jau užleiskit vietą kitiem. Nes tai būna, kad tu atrodo tokį gerą dalyką, nori laikytis, kad tavo būtų vardas ar titulas ar belekas. Tai vat mes titulų nesigraibstom, mes iš tikrųjų galvom, kad kažkas yra naujas pašauktas būti, kažkokie gal jauni žmonės, pašaukti būti va tos uolos dalyviais, tikrais, organizatoriais taipogi. Tai va, tai šito norėjau ištransliuoti, kad čia yra bendras visos Dievo šeimos projektas Lietuvoje. Ir tegul būna, žinoma, kad būna vidury vasaros šventė, kai yra šlovinamas tik Kristus. Tai va. Jūs turite jo Facebook'e puslapį arba tinklalapį kažkokį? Kristus uola yra, kristusuola.lt yra uola Facebook'e puslapis. yra uola tiesiog. Nu, žodžiu, kažkaip jo. Nu, Ir asmeninis kontaktas galima tikrai jo asmeniškai rašyti. rašyti. Į aprašą įdėsim. Labai gerai. Po apačią video, jo. Kad žmonės surastų jūsų. Ir turėtų omeny, kad šlovint Dievą galima ne vien tik giesmėm, kad tai vat praeitai šiais metais dalinosi liudijimais tikrai stipriais ir buvo iš Londono atvažiavus Vilma pastorė. Nu, ta prasme, kad galėtumėm, krikščionis, kad mes nebūtumėm vien tik savo ir savo bažnyčiai patys savo faini. Nu, čia yra toks tipinis gal viso Kristaus kūno visam pasauliu bruožas, kad jeigu aš esu bažnyčios narys, tai tik savo ir savo bažnyčiai, bet šiaip mes iš tikrųjų esam visam Kristaus kūnui. Ką ten gali žinot, iš kur ateis kitas prabudimas, kad niekas nieko nežino. Esmė yra nesusiskaldyti. Tai va. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums, kad atvažiavot. Pasidalinot savo mintimis, savo tarnavimu. Tai ačiū labai žiūrovams, kurie žiūrėjo iki galo. Rašykite komentarus, spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą. Ir iki naujų susitikimų.